Labas. Investorių LT kanale sekmadieniais mes kalbamės apie tai, kas rūpi investuotojams. Kaip visada aptarsime rinkos naujienas, apžvelgsime ketvirtinės ataskaitas, na ir ieškosime idėjų portfeliui. Todėl, jeigu įdomu, spaudžiam laiką, varpelį ir pradėkim. Savaitė buvo pilna svarbių įvykių. Pirmadienį pagrindinis dėmesys buvo skiriamas aptarti legendinio investuotojo Warreno Buffetto atsistatydinimą iš Berkshire Hathaway generalinio direktoriaus pareigų. Tokią naujieną jis pats pranešė praeitą savaitgalį vykusiame kasmetiniame akcininkų susirinkime, kuriame dalyvavo 20 000 žmonių. Deja, jau antrus metus šis 94 metų investuotojas susitikime dalyvavo be savo ilgamečio draugo ir kompaniono Čarlio Mangero, apie kurį visada pasisakydavo tik labai palankiai. Susitikimas tikrai buvo labai įdomus. Rekomenduoju pasiklausyti jo kalbos, jo atsakymų, pamastymų. Manau, tikrai daug ką išsinešite. Ir iš vienos pusės tikrai labai liūdna, iš kitos pusės toks jau tas gyvenimas. Viskas turi pradžią, viskas turi savo pabaigą. Na, o mes tapome liudininkais, kai baigėsi šio gūrų epocha. Po 6 dešimtmečių vadovavimo Warrenas Buffettas šių metų pabaigoje perleis savo pareigas dabartiniam vicepirmininkui Gregui Abeliui. Atėjo laikas. Gregas turėtų tapti bendrovės generaliniu direktoriumi metų pabaigoje. Gan tyliai ištarė senelis Buffettas. Na ir po atsistatydinimo pranešimo publika plojo jam atsistojusi. Dar Warrenas pajuokavo, kad tokia reakcija kelia dviprasmiškus jausmus. Na, tikrai puikų humoro jausmą išlaikė senelis. Aišku, svarbu ir tai, kad Buffettas ir toliau liks įmonėje ir padės, tačiau Abelis jau turės galutinį žodį dėl operacijų ir investicijų. Todėl, kaip sakiau, Buffetto era baigėsi, na ir prasideda naujas Berkshire Hathaway skyrius. Tai pasižiūrėsime, kokia bus jo pradžia. Kol kas kotiruotės prarado beveik 5% per šią savaitę. Tačiau iš tokio trumpo laiko dar sunku daryti išvadas, kad be Buffetto investuotojai jau nebebus tokie užtikrinti šią investiciją. Na, pasižiūrėsime, nes yra tokių kalbų. Beje, įdomu yra tai, kad jeigu apie Buffetto imperiją kalbėtume skaičiais, tai Warrenas Buffettas kartu su Charlie Mangeru per 60 metų Berkshire Hathaway pavertė viena įspūdingiausių pasaulio bendrovių. Jos akcijos nuo 1964 iki 2024 metų paaugo daugiau nei 5,5 milijono procentų. Palyginimui S&P 500 indeksas per tą laiką išaugo tik tai 39 054 procentus, įskaitant dividendus. Metinė grąža siekia beveik 20%, Berkshire rinkos kapitalizacija virš 1,1 trilijono dolerių. Šiuo metu jinai yra 7. pagal dydį viešoji bendrovė pasaulyje, nes momente aplenkė Tesla, na ir užėmė paskutinę Mag 7 vietą. Holdingo įmonėse visame pasaulyje dirba virš 392 000 darbuotojų. Dividendai buvo išmokėti tik vieną kartą 1967-aisiais, ką pats Buffettas vadina klaida. Taip pat įdomu tai, kad pirmąjį ketvirtį Buffettas padidino bendrovės pinigų atsargas iki naujo rekordo 348 milijardų dolerių, kas rodo, kad jis momentinių akcijų rinkos kritimu visgi nepasinaudojo. Todėl bus labai įdomu pasižiūrėti, kągi naujasis vadovas darys su portfeliu, na ir su tokiu kešu. Todėl, aišku, seksime įvykius. Paties Omahos orakulo turtas vertinamas 168 milijardais dolerių. Beveik visas turtas yra suinvestuotas į Berkshire akcijas ir beje, Buffetto turtas būtų gerokai didesnis, jeigu jisai nuo 2006 metų nebūtų paaukojęs labdarai daugiau nei pusę savo Berkshire akcijų. Na tikrai, žmogus yra iš didžiosios raidės, na, o mes keliaukime toliau. Pagal S&P 500 indekso grafiką mes matome, kad rinkos dalyviams panašu, kad grįžta optimizmas, nes labai jau greitai vyksta tokio stipraus kritimo atpirkimas. Nors, aišku, kalbėti apie, kad mes jau grįžtame į bulių rinką tikrai negalime, nes situacija vis dar yra įtempta, mes vis dar laukiame prekybos susitarimų pažangos. Šią savaitę, aišku, buvo daug pozityvo, kad JAV ir Didžiosios Britanijos muitų prekybos susitarimas įvyko. Pagal susitarimą JAV įves 10% muitus Jungtiniai karalystiai, o tai, kaip tikimasi, generuos 6 milijardų dolerių pajamas. Trumpas taip pat pažadėjo 5 milijardų dolerių naujų eksporto galimybių JAV galvijų augintojams, ūkininkams ir gamintojams.
JAV prezidentas pažymėjo, kad šis žingsnis sustiprins JAV ir Didžiosios Britanijos nacionalinį saugumą, nes aliuminis, plienas ir farmacija bus atleisti nuo muitų. Tokiu susitarimu rinkos, aišku, labai džiaugiasi, nors svarbiausia vis dar laukiame, aišku, svarbiausios dėrybos tarp JAV ir Kinijos vis dar lieka. Apie jas, manau, kad pasikalbėsime plačiau jau kitą savaitę, tada galbūt jau bus daugiau aiškumo. Na, o kol kas turime tik iš Trumpo tam tikrus signalus, kad Kinija labai jau nori prekybos susitarimo. Todėl gali būti, kad jau kitą savaitę Kinijai taikomi muitai bus gerokai sumažinti nuo 145% iki 50 ar 54%. Tuo tarpu prekybos mokesčiai kaimininėms Pietų Azijos šalims galėtų sumažėti iki 25%. Žodžiu, pozityvo rinkoje yra, pinigų sistemoje yra, todėl viskas dabar jau priklausys nuo dėrybų baigties. Šią savaitę puikų judėjimą aukštyn pademonstravo ir Bitcoinas, jis perlipo per $103 000 ribą. Matyt, kalbos apie dėrybas dėl tarifų jam irgi sukėlė didesnį tikėjimą, na, o gal tiesiog ieškoma varianto apsaugoti pinigus, nes kai geopolitinė situacija atrodo tikrai vis dar kaista, nes tęsiasi raketiniai smūgiai tarp Indijos ir Pakistano, abi beje turi branduolinius ginklus, todėl situacija yra gan rimta. Nors, kad konfliktas išaugs į didžiulį karą, labai nesinorėtų tikėtis. Tokiame fone ir auksas savaitės pradžioje stipriau augo, vėl testavo virš $3400 lygius, tačiau į savaitės pabaigą jau matėme šiokį tokį atvisimą. Tuo tarpu DXY kaip tik į savaitės pabaigą rodė stiprėjimo ženklus. Šią savaitę medijoje ir vėl buvo daug dėmesio skiriama JAV skolos problemams. Ir čia Coinbase iššoko su savo drąsia reklama, kurioje kalbama, kad doleris yra masiškai spausdinamas, todėl sparčiai nuvertėja pinigas. Tuo tarpu Bitcoinas yra apsaugotas nuo to, na ir tavo pasirinkimas turėtų būti labai aiškus. Ir visos kalbos, kad doleris jau tuoj bus pakeistas, kad JAV bankrutuos, kad šaliai niekas nebeskolins, kad senieji skolininkai aktyviau pradės pardavinėti turimas skolas, kad JAV susidurs su dar rimtesniais sunkumais. Ir dar plus JAV iždo departamentas iki 25 metų pabaigos turės refinansuoti apie $7 trilijonus skolos prie aukštų palūkanų, prie biudžeto deficito, prie prekybos karų ir panašiai. Todėl situacija iš tikrųjų yra rimta. Ir baimės dėl investicijų į JAV kompanijas tikrai atsiranda. Nes supranti, kad greičiausiai bus toji imperijos griūtis, kuri yra tiesiog neišvengiama, nes viskam yra pradžia ir viskam yra pabaiga. Ir istorijoje tokios imperijos visada griūdavo. Geriausiai apie tai kalba ir rašo kitas mums puikiai pažįstamas investavimo guru Ray Dalio. Labai rekomenduoju paskaityti jo veikalus. Tik aišku klausimas lieka, kada jau toji griūtis ištiks, ar prie mūsų vaikų, anūkų ir panašiai. Ir čia Besentas bandė išsklaidyti šias abejonės, jis yra naujasis JAV iždo sekretorius, na ir pareiškė, kad JAV vyriausybė niekada nebankrutuos, nes jie tiesiog padidins skolos lubas. Na, bet augančios skolos, suprantame, kur veda. Apie tai kanale yra ne vienas epizodas, todėl kas nematėte, labai kviečiu susipažinti. Visos naudingos nuorodos yra šio video aprašyme. Na, bet žinoma, anksčiau laiko nieko nereikia laidoti. Jeigu ką, Fedo balansas yra stipriai sumažintas, todėl jeigu jau niekas nepirks JAV skolų, tai kurį laiką Fedas pats galės savo ramiai išsipirkinėti tas skolas. Kaip matote ekrane, Fed sumažino savo balansą esantį turtą iki žemiausio lygio per 5 metus. Bendra turto vertė dabar siekia $6,7 trilijono. Paskutinį kartą panašiame lygyje buvo 2020 m. balandžio mėnesį. Ir nuo savo piko šis skaičius sumažėjo $2,2 trilijono arba 25%. O per pastaruosius 12 mėnesių Fed sumažino savo balansą beveik $700 milijardų. Na ir prakalbus apie Fed, pakalbėkime ir apie šią savaitę vykusi Fed susitikimą. Mes jau mūsų Facebooko grupėje kalbėjome, kad palūkanų normos liko nepakitusios 4,25–4,5% tose ribose, kas žinoma labai nepatiko Trumpui, bet toks žingsnis parodo, kad Fedas veikia savo nuožiūrą ir prezidento spaudimą kol kas atlaiko.
Na, o per spaudos konferenciją Jeremas Pauelas sakė, kad dar labiau išaugo neapibrėžtumas dėl ekonomikos perspektyvų, taip pat padidėjo nedarbo ir infliacijos rizika, o jų pagrindinis tikslas grąžinti infliaciją iki 2% lygio. Todėl pagal juos geriau yra palaukti ir stebėti situaciją, kad įvertinti palūkanų normos poveikį infliacijai, na ir galima Donaldo Trumpo politikos poveikį ekonomikai. Kitas posėdis vyks jau birželio 17-18 dienomis, todėl žiūrėsime, kokios bus tada investuotojų nuotaikos. Na, o kol kas didelio nusivylimo nebuvo, nes investuotojai tą ir buvo jau įskaičiavę. Kalbant apie atskiras kompanijas, tai šį kartą norisi apibendrinti jų atsiskaitimus už pirmąjį ketvirtį, nes jau apie 80% S&P 500 atstovų pateikė savo ataskaitas, todėl drąsiai galime tą padaryti. Rezultatai apskritai reikia pripažinti, kad viršijo lūkesčius, tačiau dauguma įmonių neperžiūrėjo savo metinių prognozių. Todėl, kad įmonių vadovybė nėra tikra dėl vartotojų padėties, nėra tikra, kokia bus galutinė tarifų politika ir kokią įtaką ji turės verslo rezultatams. Todėl nenuostabu, kad įmonių pateiktose pastabose daugiausia buvo minimi muitų tarifai ir jų įtaka. Taip pat buvo ir dirbtinis intelektas minimas, kas rodo, kad tema dar neišsemta. Aišku, buvo kompanijų, kurios pateikė, kad tarifų poveikis jų verslui bus minimalus ir čia kalbame ne tik apie vietinėje rinkoje veikiančius emitentus, apie tai kalbėjo ir tarptautinės kompanijos, nes vadovybė irgi nemiega, jis strateguoja, kaip galėtų sušvelninti tarifų poveikį. Tai vienos įmonės planuoja keisti tiekimo grandinės, kiti sąnaudas perkelti klientams ir panašiai. Kaip minėjau, daugelis įmonių išreiškė susirūpinimą dėl vartotojų paklausos būklės. Nemažai įmonių pastebėjo vartotojų nuotaikų sumažėjimą, kai kurie pabrėžė, kad dar nepastebėjo poveikio vartotojų elgsenai. Na, o kiti jau aiškiai nurodė perkamosios galios silpnėjimą, pavyzdžiui, apie tai kalbėjo AutoZone, A.O. Smith Corporation. Todėl yra tikimybė, kad sekantis ketvirtis jau bus gerokai prastesnis. Ir žiūrint į visų metų pelno prognozes, tikrai matyti susirūpinimas, arba kaip minėjau, kompanijos tiesiog nepateikė ateities gairių, nes labai sudėtinga yra prognozuoti. Bet tada ir mums darosi labai sunku pirkti verslus, kurie šiuo metu nežino, ką planuoja pasiekti. Ir kalbant apie dirbtinį intelektą, buvo kompanijų, kurios teigia, kad sprendimas jau lėmė reikšmingą sąnaudų sumažėjimą ir našumo padidėjimą, pavyzdžiui, apie tai kalbėjo Pfizer, nors tenka pripažinti, kad įmonių, kurios savo ataskaitose minėtų dirbtinį intelektą, tikrai sumažėjo. Aišku, svarbiausia, kad didžiosios technologijų įmonės Google, Microsoft, Meta patvirtino savo pasitikėjimą ilgalaikėmis dirbtinio intelekto augimo galimybėmis, ką įrodo reikšmingos papildomos kapitalo investicijos, bet apie tai jau plačiau kalbėjomės praeitose epizoduose. Todėl apibendrinant, galime sakyti, kad sprendžiant iš bendrovių komentarų, didžiausia neapibrėžtumo veiksniai akcijų rinkoje yra tarifai ir ekonominė būklė. Bet tikėkime, kad neapibrėžtumas palaipsniui mažės, nes bus sudaryti prekybos susitarimai, todėl tikėtina, kad ir makro duomenys bus geresni. Ir nors prognozuojama, kad ateinančiais ketvirčiais darbo užmokesčio augimas sulėtės, tačiau laukiame, kad bus mažesnės palūkanų normos, plus bus augimas skatinanti politika, pavyzdžiui, reguliavimo panaikinimas, mokesčių mažinimas, kas iš esmės padėtų palaikyti ekonomiką. Todėl tolesnis įtampos prekybos srityje mažinimas tikrai turėtų pagerinti vartotojų, įmonių ir investuotojų nuotaikas. Žiūrėsime, kaip ten bus. Iš kitos pusės investuotojai tikrai moka rasti idėjų bet kokiose rinkos sąlygose. Vėlgi mes galime atkreipti dėmesį į finansų sektorių, jam tarifų poveikis yra mažesnis, ypač jeigu orientuojasi į vidaus rinką ir į paslaugas. Taip pat sveikatos priežiūra kol kas yra mažiau paveikta tarifų. Ir kai pramonės atstovai dabar koreguojasi, tai tikrai galima visai neblogų variantų rasti portfeliui. Apie tai dar, aišku, pasikalbėsime kiek vėliau. O kol kas keliaukime prie jūsų pamėgtų Blitz naujienų. Kompanija Nvidia modifikuoja H20 čipą, kad Kinija galėtų apeiti JAV eksporto kontrolę. Kaip rašo The Economist, JAV vyriausybė didina spaudimą Nvidia, ribodama bendrovės prieigą prie Kinijos ir Rusijos rinkų, kas paskatino šešėlinį čipų pardavimo rinkos augimą, nes Kinija juos perka per Malaiziją ir Singapūrą,
o Rusija per Indijos farmacijos bendrovę įsigijo Nvidia čipų už $320 milijonų. Kompanija Visa planuoja išplėsti savo paslaugas pridedama dirbtinio intelekto asistentą, galinti atsiskaityti jūsų kreditinę kortelę. Tokiu būdu asistentas galės nupirkti drabužių, transporto bilietų ar maisto produktų visai savaitai. Tikrai labai įdomi naujovė, svarbiausia, kad tas asistentas kredito neprisimtų. Judėkime toliau, kompanija Apple ateinančiais metais žada visiškai perkelti iPhone gamybą į Indiją. Palantyras pateikė stiprią ataskaitą, rezultatai šiek tiek geresni nei analitikai tikėjosi, net visų metų pardavimo prognozė buvo padidinta, bet matyti investuotojai jau supranta, kad pūsti šios kompanijos nebereikėtų, todėl pasipylė momentiniai pelno fiksavimai. Tai pasižiūrėsime, kiek ilgai jie tęsis. Kompanija DoorDash pirmojo ketvirčio pajamos netitiko lūkesčių. Bendrovė taip pat patvirtino, kad pateikė oficialų pasiūlymą įsigyti Deliveroo už 2,9 milijardus svarų sterlingų. O jūs žinote, kad momente bet kokie pirkimai dažniausiai yra įvertinami neigiamai. Todėl tikrai matėme stipresnį išsipardavimą. Mattel, tikeris MAT, tai yra kompanija, apie kurią sulaukiau klausimo per paskutinę Klausk atsakysiu rubriką. Todėl nutariau detaliau panagrinėti šią kompaniją. Tai per savaitę kotiruotas paaugo daugiau nei 6,5%. Kompanija pateikė stipresnę ataskaitą, tai yra pelnas ir pajamos viršijo susitarimą, tačiau 25 metų finansinių metų jau tos prognozės buvo tiesiog atšauktos dėl neapibrėžtumo dėl tarifų. Bet kai čia tonas pradėjo švelnėti, ir atsiranda investuotojams irgi daugiau pozityvo. Todėl akcijos irgi buvo supirkinėjamos stipriau. Ir labiausiai nustebino kompanija SolarEdge šią savaitę. Ji netaip senai buvo pašalinta iš šio indekso, nes nebeaugo kaip norėtų šio indekso valdytojai, bet šią savaitę jos kotiruotas pabrango daugiau nei 50%. Bendrovė pranešė apie mažesnius nuostolius ir didesnės nei tikėtasi pajamas. Taip pat pateikė optimistišką antrojo ketvirčio pajamų prognozę. Walt Disney kompanija tikeriu DIC pateikė ataskaitą taip pat pakankamai stiprią. Čia mes matome plus 14,5% augimą per savaitę. Jos pajamos paaugo 5%, pelnas net 27%. Anksčiau buvo pateikti skaičiavimai apie pagrindinio srautinio perdavimo paslaugos Disney Plus abonentų skaičiaus sumažėjimą, tai dabar jų skaičius išaugo 1,1% iki 126 milijonų. Taip pat kompanija planuoja atidaryti pramogų parką Abu Dabyje, kas investuotojų buvo sutikta tikrai labai pozityviai. Taip pat matome stipriau pasikoregavusi Google, nes pasklido žinia, kad Apple planuoja integruoti dirbtinio intelekto paiešką į Safari. Todėl Google kaip ir nebereikia. Tai dar vienas smūgis šiai kompanijai prie viso to negatyvo, antimonopolinio spaudimo ir panašiai. Kita dar niūresnė žinia jau liečia tuos, kas investuoja į kinų akcijas per būtent Amerikos biržas, nes vėl prasideda kalbos apie kinų akcijų delistingą. Kodėl tai yra realu, aš kalbėjau atskirose video, todėl kviečiu pasiklausyti, jeigu aktualu, kad būtų lengviau rasti tuos video, aš nuorodas įkelsiu į šio epizodo aprašymą. Taigi šią savaitę mes išgirdome iš JAV kongreso reikalavimus išbraukti Alibaba, Baidu ir dar 23 Kinijos bendrovės iš JAV biržų sąrašų. 2 kongreso komiteto vadovai, Džonas Mulleranas ir Rikas Skotas, paprašė SECO nedelsiant išbraukti akcijas iš JAV vertybinių popierių biržų sąrašų. Pasak įstatymų leidėjų, šios įmonės naudoja Amerikos investuotojų pinigus ir padeda Kinijos armijai, o tai yra susiję su žmogaus teisių pažeidimais. 25 metų kovo mėnesio duomenimis JAV vertybinių popierių biržose kotiruojama 286 Kinijos bendrovės. Bet kol kas užkliuvo aišku pačios didžiausios. O dabar metas pasikalbėti apie idėjas. Pirmoji kilo mūsų uždaro klubo nariui, todėl teko ir man labiau pasigilinti šią kompaniją, tai pasidalinsiu, ką aptikau ir galbūt jūs taip pat jį sudomins. Tai yra kompanija Shell. Bendrovė neseniai paskelbė pirmojo ketvirčio rezultatus, kurie gerokai viršijo lūkesčius, nepaisant krintančių naftos kainų. Bendrovė taip pat pateikė teigiamų komentarų dėl kapitalo paskirstimo, tarifų ir paklausos.
Tikslinė kaina yra $80, augimo potencialas apie 20%. Kalbant apie finansinius rezultatus, tai kompanijos veiklos pelnas po mokesčių palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais sumažėjo 25%, bet per ketvirtį išaugo 45%, kas aišku gerokai viršijo lūkesčius. Veiklos pinigų srautai palyginti su praėjusiu ketvirčiu išaugo 10%. Kas įdomu, kad bendrovė skiria 45% savo veiklos pinigų srautų akcijų atpirkimui, taip vadinamams buybackams. Per praeitą ketvirtį buvo atpirkta už maždaug $3,5 milijardo. Metinės CAPEX išlaidos vis dar siekia $21 milijardą, bet kompanija pabrėžė, kad minimalus kapitalo išlaidų lygis krizės laikotarpiu gali būti sumažintas iki $18 milijardų, nepažeidžiant pagrindinio turto ir bus skirtas papildomai atpirkimui. Shell vadovybė įsitikinusi bendrovės pasirengimu susidoroti su makroekonominiu nepastovumu. Jos dividendų lūžio taškas gali būti, kai Brent nafta nukristų iki $40 už barelį, o prie $50 mes galime būti ramus ir dėl dyvų, ir dėl buybackų. Na, o kainams nemažėjant, bendrovė ir toliau išlaikys 10–12% metinį pelningumą. Shell vadovybė įsitikinusi, kad artimiausiu metu tarifų poveikis bus ribotas ir valdomas. Tai pirmiausia liečia tiekimo grandinę, kurią šita įmonė labai aktyviai valdo. Kitas labai įdomus momentas, kad kompanija lyg ir planuoja perimti BP kompaniją, tai yra pagrindinė savo konkurentė. BP rinkos vertė per metus sumažėjo 30%, todėl tapo patrauklus taikinys. Taip pat svarstomi ir, aišku, mažesni sandoriai, bet susijungimas su BP būtų vienas didžiausių pramonėje. Ir dabar Shell rinkos kapitalizacija siekia apie $200 milijardų, BP apie $70 milijardų. Tai abi bendrovės kol kas oficialiai nepatvirtino sandorio, todėl, aišku, tikimybė, kad Shell įsigis BP išlieka labai maža, bet pati idėja suteikia, aišku, kompanijai papildomų taškų. Analitikai prognozuoja, kad ilgalaikėje perspektyvoje Brent naftos kaina sieks 60, 70, galbūt net $80 už barelį, todėl kompanija prie tokių lygių tik dar stipriau uždirbs, todėl investicija, aišku, yra daugiau į ilgalaikį portfelį. Na, o kita kompanija jau yra mums puikiai pažįstama, tai yra sveikatos priežiūros atstovė AbbVie, tikeris ABBV. Bendrovė paskelbė irgi stiprius pirmojo ketvirčio rezultatus ir po korekcijos atrodo tikrai gan patraukliai. AbbVie yra viena didžiausių biofarmacijos bendrovių, pagrindinis dėmesys yra skiriamas imunologijos, onkologijos, neurologijos, virusologijos ir estetinės medicinos sritims. Tikslinė kaina $210, augimo potencialas apie 14%, nevertinant 3,5% dividendų. Kalbant apie pirmojo ketvirčio rezultatus, tai pajamos palyginti su praėjusiais metais išaugo 8,4%, čia viršytos prognozės. Pelnas vienai akcijai padidėjo 6,5%, kas irgi viršijo lūkesčius. Pagrindiniai preparatai Skyrizi ir Rinvoq pardavimai su kaupu kompensavo silpnumą kitose segmentuose. Skyrizi pardavimai išaugo 70%, jis vartojamas artritui, Krono ligai gydyti. Rinvoq pajamos išaugo 57%, vaistas yra vartojamas atopiniam dermatitui, opiniam kolitui ir panašiai. Abu vaistai dabar užima pirmaujančias dalis savo rinkose dėl didelio veiksmingumo, paprasto vartojimo ir spartaus pagrindinių indikacijų augimo. Per ateinančius 4 metus aktyvus augimas tęsis dėl indikacijų išplėtimo ir rinkos dalies užėmimo iš pasenusių sprendimų. Jos vaistas Humira, kuris buvo bestselleris visai neseniai, sumažėjo 50%, vaistas, aišku, praranda rinkos dalį dėl analogų. Estetinė medicina, botoks ir kiti užpildai yra taip pat sumažėję čia pardavimai apie 11%, bet atitiko lūkesčius. Čia kritimas daugiau įvyko dėl ekonominio neapibrėžtumo, nors tikimasi, kad segmentas ir toliau bus spaudžiamas. Kalbant apie kitus segmentus, onkologijoje, pavyzdžiui, tai čia yra net keli preparatai, kurie užtikrintai išlaiko savo pozicijas. Pati bendrovė padidino 25 metų pajamų prognozę dėl padidėjusių lūkesčių Skyrizi ir Rinvoq vaistams, be to Skyrizi skirtas JAV vidaus rinkai ir yra gaminamas šalies viduje.
AbbVie pabrėžė, kad jau turi didelę gamybos bazę JAV, ir ketino toliau investuoti į plėtrą. Bendrovė nesitikė, kad galimi tarifai turės jai labai didelį neigiamą poveikį. Pipelinas, kaip visada, pas ją yra platus, onkologijoje yra vaistų ir 3 fazėje, ir 2, ir 1. Tai žodžiu, AbbVie išlieka viena stipriausių sveikatos priežiūros sektoriuje su aiškia augimo trajektorija. Todėl galbūt jums irgi pasirodys įdomus variantas. Ačiū Jums, kad buvote kartu, iki kitų susitikimų.